Black Edition tai Haldorado didžiųjų karpių žvejybos prekių linija. Bendradarbiaudami su geriausiais pasaulio gamintojais, kartu kūrėme žvejybos įrangą, kuri akivaizdžiai atitinka profesionalų lygį ir puikiai tinka didžiųjų karpių žvejybai. Tačiau tai jau ne tik meškerės, bet ir aukštos kokybės kibimo signalizatoriai, svingeriai bei žvejybinės ritės. O naujausias šeimos narys dar viena profesionali žvejybinė rite – Black Edition BC 14000 LCS. Tai yra didelė rite su laisvos eigos sistema. Ir to jau parodysiu, ką slepia ši puošnia dėžė. Mes itin kruopščiai stengiamės, kad ir pakuotė atspindėtų aukštą mūsų gaminių kokybę. Norime, kad įsigijus tokį išskirtinį, kruopščiai sukurtą gaminį išpakavimas taptų tikra, įsimintina ir ypatinga patirtimi, kuri palieka neišdildomą įspūdį. Kad tas žmogus, kuris įgaus dovanu, džiaugtųsi ir jaustų malonumą jau vien pakuodamas, mėgaudamasis kiekviena akimirka, kuri atveria šią ypatingą dovaną. Jau nekalbant apie tai, kad kokybė yra nepriekaištinga. Kai nuimu šį išorinį popierį, kuris saugo dėžutės paviršių, pasimato didelė, gerokai didesnė nei įprasta dėžutė. Jie atsidaro štai čia, bet tai nėra eilinė dėžutė, nes šis dėžutės paviršius yra magnetinis. Kaip matote, kai paleidžiu, jis pritraukiamas, prilimpa prie išorinės dėžutės dalies ir ją uždaro. Ir kai pagaliau ją atidarau, galime pažvelgti į dėžutės vidų. Pirmiausia, čia matote drobinį ritės dėklą. Jame taip pat galime neštis, transperpuoti savo ritę, išardytą schemą. Ir iš papuošalų dėžutės išnyra paslėpta ritė. Beje, Black Edition reiškia juodoji versija. Ši ritė yra juoda, labai elegantiška didžiųjų karpių ritė. Jai dar reikia rankenėlės, kuri dėžutėje yra atskirai, saugiai, kad nebūtų pažeista. Tai įsukama rankenėlė, ji tvirtinasi šitaip. Ir iš esmės ritė paruošta naudojimui. Tai labai patvari 8 guolių ritė su laisvos eigos sistema, kurios jūs pagrįstai pasigėdote mūsų asortimente. Laisvos eigos sistemą įjungiame šią svirtelę. Laisvos eigos stabdžio jėgą reguliuojame šiuo ratuku. Jei norime išjungti laisvos eigos sistemą, pasukus rankenėlę vos pusę apsisukimo, iškart įsijungia nustatytas pagrindinis stabdys. Tai Quick Drag arba greitasis stabdys. Dabar ritės stabdys yra visiškai užveržtas. Jį galima atlaisvinti per pusę apsisukimo, o per visą apsisukimą rities stabdį galima atleisti beveik iki nulio, visiškai atlaisvinti. Tai itin praktiška traukiant žuvį, leidžia labai greitai reaguoti. Jos eiga labai lengva sukti. Ir ne tik be apkrovos, bet ir su ją. Taip yra dėl sraigtinio būgno kėlimo sistemos ir 8 guolių, išdėstytų tinkamose vietose. Dėl to jis yra tikrai patvarus ir turi itin tvirtą struktūrą. Įprasta būgno valo laikymo talpa ant rities yra nuo 30 iki 500 metrų. Tačiau dėžutėje yra papildoma rite, gili, kurios valo laikymo talpa yra nuo 30 iki 880 metrų. Taigi, ką manote apie šią rytę iš pirmo žvilgsnio? Patinka? Ar norėtumėte tai išbandyti? Ar jūs jį naudotumėte? Arba nors artėja kalėdos, ar priimtumėte tokią rytę kaip kalėdinę dovaną? Parašykite tai komentarą. Taigi, ką manote iš pirmo žvilgsnio? Ar jūs jį naudotumėte? Ar išbandytumėte? Komentaruose parašykite, ką apie tai manote.